Girdėjai, ką jis sakė? Kur čia bent 10 kartų nuvaręs. Girdėjau. Bliam, aš vėl susilaikiau, kad iškart nepasirašyt, kad davai dar. Čia tokia varkė kvepia. Nežinau, aš kažkaip abejot pradėjau. Tu gal durnas? Taigi viską aiškiai papasakoj, čia viską žoskai paprastas. Tai va dėl to paprastumo aš ir abejoju, čia kažkokį hemorojum čia kvepia. Jis nebesvai, gerai? Gerai, viso, ryšim šitą temą. Važiuojam iki tėvo, reikia su Levi ir Luku pabazarinti. Sėsk į priekį. Nu tu ko čia, kaip pas taksistą, į galą atsisėdai? Čia jau tokios panetkės. Niekad į priekį nesėda. Jo. Rimtai niekada į priekį nesėdi. Nu, jo. Kas čia per panetkės? Kas mašinai galės sėdi, tas gyvenime priekį eina. Tai? Lygiai vietoj duchina. Nu jo. Sėsk į mašiną. Tai sakai, Koganas susėmė? Jo. Ir dar rimtas straipsnis siūna. 249. Nieko man tas šūdas nesako, kalbėk žmoniškai. Nusikalstamas susivienijimas. Kažkas iš senos chebros. Išsikaziolino. Tai nuo 10 iki 20 metų 12 gaus, po 7-8 išeis. Vis tiek daug. Tai tokiam amžiai. Ir dar nei kartu lagerį nebuvus. A bahuriukai ką? Vienybė tėtukos su visais reikaliukais lieka, ne? Chana Koganams. Varom šaibų pasiimt, kol kiti dar nepasiėmė. Nu tai minam. Tėvas tipo rimtai iki 20 metų gali gauti. Tai čia maksimum, tiek tikrai negaus. Tai kiek jam bus, kai jis išeis 8? Aš tau dar kartą sakau, tiek negaus jisai. Nu tai kad ir 10 vis tiek jau žopa. Tai bilen kiek žopa? Metai žopa. Kas visas varkės be jo tvarkė? Baigsit jūs čia mišint. Ką jūs tėvas taip augino, kad tokie mišniai užaugo? Eik turim bazarą, gerai? Tai kad vaikštot apsišikė. Tėvas dingo, nebežinot, ką daryti. Pats laikas patiems viską į savo rankas perimti. Ne raketų mokslas, kaip nors gal sugebėsim. Žiūrėk, kas čia tokie? Komandorai? Su kamenu. Tai prie ko čia kaminas, ko jam čia reikia? Negi jie dasikasi, kad mes jų šaibas nukirtam. Kokia šaibas? Tu tai dar daugiau gerk, dar mažiau žinosi. Davai. Sveiki, berniukai. Ko norit? Va, matai, kaip nemandagiai pasitinka. O mes tikėjomės į trobą pakvies, prie stalo pasadins, čerką įpils. Kaip normalius žmonės priims. Sakyk, ko norit, nesimaivės čia. Ne. Tik atvažiavom patikrinti, ar trobelės nenugriovėt, kol tėtuko nėra. Klausyk. Arba sakykit, ko reikia, arba varykit iš kiemo. Antrą kartą nekartosiu. Na, ko toks piktas? Mes tik atvažiavom telefoną grąžinti. Kokio telefono?
Kaminai atiduok žmogui. Man atrodo, aš būsiu palikęs mašiną pas juos. Nu ir ką, ir iš kur gavot miestą pamečiau? O tik tai nereikia šito bazaro. Kokio bazaro, ką, ne mieste? Berniukas nestum gerai. Kas tau čia stūmė? Slimai. Ko jūs norit? Mes atidavėm jums viską, ką radom mašinoje ir kas priklausė jums. Dabar jūsų eilė atiduot viską, kas buvo mašinoje ir priklausė mums. Šitą labai neskubinsim, iki rytojus nereikia, bet poryt jau norėtumėm turėti. Aišku. Tyla reiškia taip. Morkytės jau pasėjot. Kas čia buvo, ką? Girdė, aš su tavim šneku, tu kur čia štoli? Daugiau jam į šikną negalėjai suleisti? Ką? A tu matėjai, kiek tu peršykęs buvai? Ko tu putojas? Kur tu eini, girdi? Atsikabink, Slimai. Atsikabin? A girdi, dušė, kur tavo kiaušai, ką? Apsiramink! Apsiramink! Ateik, viskas, ramykis. Ramykis. Negalėjai pastovėt, ką? Paleis. Neisi. Nu, sveikas, psichiatrijos guru. Tik viskas puikiai viskas, pažyma suėjo kaip ledas. Tikrai labai ačiū tau už pagalbą. Jo, ne, tikrai viskas labai super. Klausyk, su tavim atsiskaitys vėliau, tik tu biški palauk, gerai? Aha, nu tai super. Klausyk, nu tai gal tam kartui tiek. Aha, linkėjimai Ramuniai. Susiskyrėt? Prieš 5 metus? Nu geras, matai, kiek senai be bendravę. Aha. Nu tai iki. Ate. Aš pagydaučiau šalto vandens su ledu, bet ne šiaupo. Pasižymėkit. Atsisako duoti šalto vandens. Skundų į Strasbūrą bus pats tas. Strasbūras, sakai. Klausyk, Maručiai, aš labai neturiu laiko. Klaus, ko nori, aš varau namo. Man labai džiugu, kad tu mūsų kameras taip greitai pradėjai vadinti namais. Ne, Vitai, tu manęs nesupratai. Ne, nesupratau. Aš paaiškinsiu. Kad aš sakau namo, aš turiu omeny namo. Tu nekarščiuoji? Tau su sveikata viskas tvarkoja? Advokatė, parodykit gerbiamam pareigūnai dokumentus. Gal aš kaip gynėjas paaiškinsiu situaciją. Žinodami, kad mano ginamojo suėmimo pagrindas yra slapto liudininko duoti parodymai, mes kreipėmės į visas instancijas, prašydami, kad jos pateiktų bent kokius įslaptinto liudytojo duomenis arba bent ištirti jo sveikatos būklę. Ir ką jūs manot, ką mes sužinome? Neįtikėtini dalykai. Šitas asmuo yra įtrauktas į nepakaltinamų asmenų registrą. O tai reiškia, kad jo duoti parodymai yra niekiniai. Ir mano klientas privalo būti paleistas.
Vitai, tu viskas gerai? Maručiai, minutai. Maručiai, čia tiesa, Kas? kad tu ant Kogano parodymus iš kažkokio šiziko paėmei. Nu čia kažkokia nesąmonė, čia kažkokia klaida turi būti, nes jisai senas, geras mano draugas. Geras draugas. Senas, geras draugas. Nu taip, nu, prieš 20 metų, kažkur prieš 20 metų jisai dirbo pas Koganus, nu dabar nutarė duoti parodymus. Prieš 20 metų dirbo, dabar nutarė duoti parodymus. Ką jis tau dar priskėdė, ką? Kaip su Gerėnu per Atlantą skrydo, kaip NBA su Saboniu žaidė. Nu ko tu taip? Ko aš taip, ko tu taip? Tu paėmė kažkokio šiziko parodymus. Nu tai būk geras, nueik į nepakaltinimų registrą, pažiūrėk, kad viskas ok. Tai nebuvo pagrindo jokio tikrinti, sveikas, normalus žmogus. Tu manęs iš proto neves gerai, tu žinai, koks čia pravalas. Spauda pasigaus, kas tada? Nu, čia kažkokia klaida, aš išsiaiškinsiu viską. Šūdą tu išsiaiškinsi. Šūdą, pareiškimą rašai ant stalo ir nušalinu nuo bylos. Tai kitą kartą, Maručiai. Kitą kartą. Tu žinai, aš to vis tiek niekad nepaliksiu. Aišku, žinau. Bet čia ir yra didžioji tavo tragedija. Kol aš laisvas, tai tu nelaisvas. Bet tu manęs nepaimsi. O tu ir supūsi savo asmeniniam kalėjime. Pažiūrėsim, kai dugną dėsim. Kuris iš mūsų supus kalėjime. Pažiūrėsim. O dėl šito tai aš net galėčiau lažintis. Tik aš nežinau, iš kokios sumos tu pajėgus tai padaryti. Nu, žinai, kai aš sužinojau, kad tu išėjai iš Seimo į advokatus, galvoju, nudėsiu, nu, bet dabar aš džiaugiuosi. Klasiškai mane išsukai. Kaip čia to taip greit pavyko? Supranti, per tuos metus politikoje aš įsigijau nemažai priešų, bet ir draugų nemažai. Gerai, pavarai, skolingas neliksiu. Tik žiūrėk, dar vienas dalykas. Koks? Į šitą skylę aš daugiau negrįšiu. Daryk, ką nori, bet aš čia daugiau nebegrįšiu. Nu, žinai, kai aš sužinojau, kad tu išėjai iš Seimo į advokatus, galvoju, nudėsiu, nu, bet dabar aš džiaugiuosi. Klasiškai mane išsukai. Kaip čia to taip greit pavyko? Supranti, per tuos metus politikoje aš įsigijau nemažai priešų, bet ir draugų nemažai. Gerai, pavarai, skolingas neliksiu. Tik žiūrėk, dar vienas dalykas. Koks? Į šitą skylę aš daugiau negrįšiu. Daryk, ką nori, bet aš čia daugiau nebegrįšiu. Fredi, sveikas! Visi spėjo tave palaidoti. Sakė, kad iš šitų rūmų tu nebeišeisi. Kiek kartų aš to sakiau, žmonės yra ne tik kvaili, bet dar ir pesimistai. Bet tu klausyk, tu galingas vaikinas. Fredi, ką? Kristui reikėjo 3 dienų prisikelti, tau užteko 2. Taip, Kristus neturėjo gero advokato. Klausyk, viskas, tu man šiandien nebereikalingas, susiskambinsim. Ilsėkis, pašvesk. Iki. Taigi pasimatėm.
Fredi. Fredi, pasakok, kaip ten viskas iš vidaus, a? Kur? O ten? Kur? Ai, nelaisvai? Ja. Tu žinai, ne taip blogai, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Man anksti keltis, anksti gult niekada nebuvo problema. Maistas padorus, nu jaunimų gal judesio per mažai, bet kaip mano amžiui pats tas. Tai žinai, kai paleido, aš taip pagalvojau, nu dar kokią savaitę būčiau pasilikęs. Ką? Tu juokauji? Iš ko juokauju? Su šikta skylė. Nė sekundė aš ten daugiau negrįšiu. Bet vis dėlto pripažink, Gediminas čia gražiai susuko, ar ne? Na, žinai, nustebino. Turi pasirodo ryšių ir dar galvą ne visai pragėręs. Matai, bet tu su juo per daug į draugystę nelysk. Jis nelabai patikimas vyrukas, man atrodo. Vladai, tu nusiramink. Tu žinai, aš turiu labai blogą savybę. Kokią? Aš labai greitai pamirštu gerus žmonių darbus. Senokai pas mus buvo. Na taip, buvau truputį dingusi. Iš Lietuvos? Ne, tiesiog šiaip iš gyvenimo. Bet laikas sugrįžti į gyvenimą. Ačiū. Iki. Labas vakaras. Labas vakaras. Sveiki. Prašau. Ačiū.